Sveiki, na ką, padarysim unboxingą, senokai nieko ne unboxinau iš muzikos. Gavau porą siuntinukų iš, matot kur jo, Amazon vienas, tai susilaikiau ir tiksliau pamiršau, kad įrašinėsiu, tai pralupau. Tai biškį Blue Oyster Cult įsitaisiau. Paskutinis darbas, tai atskirai. Supakuota normaliai. Taip. Gal net čia biškį reiktų iš arčiau prisiartint. Taip va. Štai. Ghost Stories paskutinis darbelis. Kai visada žinoma atidaryti problemą. Nėra to kur. Gyventis, kad pavėlavau biškį, aišku, čia su juo įsigilinau, tai 24 metų albumas. Tai va. Tamsoka čia. Nepasiruošęs. Sorry, tuoj biškį šviesos suorganizuosim, pratęsim. Na va, biškį gal šviesiau. Taip, žiūrim, kas čia yra. CD. O, aš nepabėgu. Simbolis BOC, aišku. Ir vaiduoklis. Tai Frontiers Records. Knygelį. Taip, standartiškai tekstai. Vaiduoklių istorijų. Standartinį knygutį. Nu, toks. Reikia turėti plokštelę, galvoju, bet galvoju, plokšteles verta turėti turbūt pirmųjų darbų. Vėlesnė jau kažkaip. Taip. Dabar sekanti dėžutė. Žirklis. Ople. Pakuota kažkaip. Taip, čia mes turim taip pat Blue Oyster Cult, bet čia jau, kaip sakoma, rimtesnis daikčiukas. Štai. Columbia Albums Collection. Gan storas. Kiek čia tų kompaktų? 17 gal. Kiek skaičiau, kaip pirkau. Tai bandom irgi kažkaip. Čia atidaryt. Dėžutės pažeist. Nežinau, tas lipdukas čia reikalingas, ne? Nu. Buvo, tai reikia pasidaryti. Kur nors čia uždėsiu.
Tai va, patinka man šitą grupį, fanas, jau daug metų. Bet visų albumų nesurenku kovaliai. Čia visa kolekcija paėmiau dabar. Wow, aš čia neišbėgau viskas man. Knygelį. Knygelį gan rimta. 39 puslapiai. O, žymioji nuotrauka. Jokų. Aprašymas apie grupę, iš kur reiks paskaityti. Ir kiekvienas albumas. Secret 3. Neofit. Kažkiek nuotraukų. Albumas, dainos, dar nuotraukų. Dar. Tekstų nėra, bet kolekcija, kas nori surinkti, va tokį pasiėmė ir viską praktiškai. Geriausias darbai. Aišku, čia nėra naujausių. Atkeliaus dar, užsisakiau dar visus, kad turėčiau šį kartą. Ką CD radau, ką. Turbūt lauk, visus CD. Plokštelių nepirkau, bijosi. Na, paėmė tai knygelį. Dėžutį. Nieko. Ale kompaktų, kiek čia. Kol kas išimam. Parodyt kaip čia. O, kiek. Eina savo. Kiek čia jų daug. Ką, žiūrim po vieną. Kaip čia jie atrodo, kaip plokštelis. Columbia Records. Sony Music. Pirmas albumas. Ir vadinasi Blue Oyster Cult. Čia daugiau. Nėra tiesiog. Ai, čia bendriau yra mini. Čia gerą regėjimą reikia turėti, kad įžiūrėti ten tos. O, yra dainos surašytos kaip ant plokštelės turbūt. Taip, antras albumas Tyranny and Mutation. O šitus plokštelėse tai turiu visus. Pirmuosius. Atrodo, CD taip pat. Geriausias jų albumas, bent jau man. Secret 3. Irgi Columbia juodas. Kompaktas. Štai. Rinkinukas dvigubas. Live albumas. Puikus. Gabalai puikus. Netgi atsiverčiau, kaip knygutį padaryti. Aišku, CD vieną viskas telpa. Plokštelių reikėdavo 2. O, čia ir viršelis yra kitoks. Plokštelis. Liuks. Taip, toliau Don't Fear the Reaper. Agents of Fortune. Irgi. Kaip. Kompaktas tiesiog raudonas. O. Plokštelė irgi atsiverčia. Toliau Spektras. Paprastai neatsiverčia. Taip, dar vienas gyvas albumas. O, čia net 2. Viename. Kodėl čia tiek daug, kad čia tiek daug visko yra. Pažiūrim. Blemba, čia išimti nelabai patu. Some Enchanted Evening. Ok, o tai čia kas tada? Kursa irgi. 2 kažkodėl tai 2 variantai. Valiuks. Blue Oyster Cult per daug nebus.
Taip, toliau Mirrors. Man patinkantis irgi albumas, daug kas nelabai fanai mėgėjo, bet aš mėgstu. Kultozaurus, Erectus, klasika. Čia kiekvienam Ghost viršelį yra kažkas paslėpta. Čia tiksliau paslėptas yra simbolis, tas ženklas. Na, toks Ghost. Čia jisai yra ant to lėktuvėlių, nupieštas ant pačio lėktuvėlio plokštelės, matyt, čia nelabai. Tokių fainų plokštelės, mini kopija. Tiesiog albumas. Taip. Fire of Unknown Origin, dar vienas puikus albumas iš vėlesnių jau biškį spalvotos eros, taip vadinamų. Nes pirmie buvo tokie nespalvotais viršeliais, tai juodai balta era. Taip, Extraterrestrial Live. Gyvas įrašas, koncertinis. Tas paprastas. Blemba, kad čia įskaityti tekstai dar yra, nu gal yra jinai skaityti. Žinoma, plokštelių toks rinkinukas būtų daug malonesnis paimt, nu bet Revolution by Night irgi neblogas darbas. Club Ninja man irgi patinka, daug kas irgi nelabai mėgėjai šito, bet yra čia puikių dainų. Kompaktai daug maž panašus, vienas kitas yra. Imaginas, šitas man patinka, mistikos istorija. Ir kitko Bloister Cult visos albumuose yra šita tema, čia šaukiu, Imaginas, ta mistinė linija tokia eina. Taip, čia rarities, retenybės. Gerai gan surašyta aiškiai, tik puikiai. O, koks gražus. Dar čia paskutinis, The Best of Broadcast. Tai. Broadcasts. Jau toksai boksas. Grąžinti atgal reikia viską. Nu, fainas, nežinau, man patinka. Daug visi albumai praktiškai. Trūksta, tai aišku, paskutinių. Bet nusipirkau ir tuos atkelios kažką. O, šitas paskutinys. Liuks, pastatysim į matomą vietą. Tai tiek šiam kartui. Iki.